Aš esu keramikė Elena Aleksejeva, kuri jau beveik 20 darbuojasi mūsų įkurtoj įstaigoje Vilniaus puodžių cechas. Mes ją įkūrėme 2003 metais su kolegomis, irgi keramikais. Ir praktiškai įkūrėm šią įstaigą iškart po studijų, kada baigėm Vilniaus dailės akademiją. Tai mes esam baigę ir aš esu baigus magistro laipsnį, turiu keramikos studijų. Na ir po baigimo buvo dilema, kągi toliau veikti, nes iš tikrųjų laikai buvo tokie po nepriklausomybės, kada jau užsidarė beveik visi fabrikai keramikų ir mes baigę keramikos studijos praktiškai eidavom, kur akis mato. Kitaip sakant, iškilo klausimas, ką veikti toliau. Tai daugumas, aišku, kurdavosi savo personalinės studijas, tokias privačias, bet mes kartu su mano grupioku, taip pat su Dainiumi Strazdu, kuris tuo metu dailės akademijai doktorantūrą studijavo, kažkaip pagalvojom, kad neįdomu užsidaryti privačiose studijose, kad reiktų kažką daryti tokio įdomaus ir naudingo ir kad kartu keliese tai yra daug lengviau negu vienam. Kaip žinia, keramiką užsiimti tai nėra taip labai jau lengva ir paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, kadangi turi būti rimta bazė, kadangi tai technologija reikalaujanti ir patalpų, ir keramikos degimo krosnių, ir įrangos, ir tikrai tai nėra pigus dalykai ir reikia tą susikurti. Tuo metu, kaip tik, kai aš baiginėjau magistro studijas, Dainius Strazdas ten su kolega organizavo Trakų istorijos muziejaus kieme, Pusiasalio pilyje, tokias archainių amatų stovyklas. Na ir aš, būdama dar studentė, magistratūroje papuoliau į tą stovyklą. Ten kaip ir studentų praktikos vyko. Ir ten aš pirmą kartą susipažinau su būtent archainė keramika, istorinė keramika, tai yra su mūsų paveldu, galima taip pasakyti, ko studijuojant dailės akademijoje mes visiškai apie tai negalvojom, mes darėm menus, mokėmės technologijų šiuolaikinių ir kažkaip apie tą senovę nei mes mąstėm, nei mums ten kažkaip įdomu buvo. Na ir tose stovyklose, kurios vykdavo kiekvieną vasarą, kažkaip buvo skiriamas dėmesys būtent senosiom technologijom, pradedant nuo akmens amžiaus keramikos studijų ir iki koklininkystės tos pačios. Na ir aš tuo metu tenai, bebūdama dar studentė, tikrai labai mane tai palietė viduj ir aš labai susidomėjau. Ir man buvo akibrokštas, kad aš baigiu profesionaliai dailės akademiją, esu profė, o nieko absoliučiai nežinau apie senovę, apie senąsias technologijas. Na ir taip po truputį pradėjau labai domėtis. Ir mes tada, kaip tik po baigimo, kaip ir sakiau prieš tai, nusprendėm įkurti tą Vilniaus puodžių cechą. Ką mes darėm? Kodėl mes įkūrėm tą cechą? Na, viskas prasidėjo nuo to, kad buvo ir tų žinių trūkumas apie tas senas technologijas ir meistrų senų pakalbinti jau beveik negali, nes daugumas jau buvo, kaip pasakyti, iškeliavę, belikę jų tik tai anūkai, ten vaikai, kurie galėjo papasakoti, ką mūsų, tarkim, Lietuvoje puodžiai darydavo, kaip tai darydavo. Na ir dar 1999 metais, kolega Dainius Strazdas, kaip tik jisai, dar aš buvau studentė, jis labai domėjosi apie raugo keramikos technika. Jinai buvo tuo metu primiršta, praktiškai kaip mes matėm tos indus, mes matėm fonduose, matėm archeologiniuose kasinėjimuose daug randamų Vilniaus mieste.
tokių dėmėtų šūkių, lyg ir žinom, kad tai tokia mistinė raugo keramika, kuri populiari buvo, pasirodo Lietuvoje tikrai ir dar 70-metyje praeito amžiaus. Tai, na ir po truputį eksperimentavom, kalbinom, kaip sakiau, jau Anapilin iškeliavusių meistrų vaikus, anūkus. Ir po truputį eksperimento būdu tą raugo keramiką tarsi ir kaip ir prikėlėm. Tai ir viskas prasidėjo nuo to, kad mes pradėjom važinėti po festivalius, viduramžių šventes, miesto šventes. Mes patys nusilipinom malkinę keramikos degimo krosnį portatyvinę, būtent tą, kurią galėtum vežioti. Nes, kaip žinia, visi puodžiai turi tas sunkiasias stacionarias krosnis pas save žemėse ar dirbtuvėse. Na ir mes pradėjome eiti į žmonės, taip paprastai šnekant. Ir taip prasidėjo tas mūsų toks švietėjiškas edukacinis kelias. Tada mes pradėjom galvoti, kad, reikia jau, jeigu jau pradedi tyrinėti vietinę tradicinę keramiką, tai reikia pradėti nuo šaknų. Na ir mes pradėjom dirbti su Lietuvos muziejais, muziejų fondais, su nacionaliniu muziejum labai gerai bendravom daug metų. Mes pradėjom eiti į fondus, tyrinėti tą archeologinę keramiką ir eksperimento būdu, kartu bendradarbiaujant su archeologais, pradėjom atkūrinėti tas senasias technologijas, tai yra nuo akmens amžiaus. Na ir taip ėjom praktiškai nuo akmens amžiaus, bronzos amžių palietėm, ėjom į ankstyvuosius viduramžius, vėlyvuosius. Na ir taip tas ratas užsisuko, kad tai tapo tikrai ir mums patiems įdomu, nauja ir labai įdomu tuo dalintis su žmonėmis. Ir pradėjom atkūrinėti tuos archeologinius dirbinius, nes, kaip žinia, visi tie grožiai slypi fonduose ar muziejuose, kur tu negali taip laisvai viešai prieiti, nei pačiupinėti, nei pavartyti rankoje. O tas rekonstrukcijos, tų senųjų indų rekonstrukcijos kelias leido žmonėm tiesiog betarpiškai tiesiai susipažinti su mūsų tuo paveldu Lietuvos. Tai čia tokia priešistorija, kaip būtų. O toliau prasidėjo. Kvietimai į festivalius, ne tik Lietuvoje. Mes pradėjom važinėti ir į kitas šalis, reprezentuoti mūsų, kaip pasakyti, Lietuvos keramiką. Ir prasidėjo netgi bendradarbiavimas ir užsakymai iš Lietuvos dvarų, kurie gavo, tarkim, restauravimui iš Europos struktūrinių fondų, ten ta parama buvo tokios programos. Mes pradėjom gilintis būtent į koklininkystę senąją, tai yra ne tik buitinės keramikos rekonstrukcijas darėm, bet domėjomės ir koklininkystę. Tai pirmoji kregždė mūsų buvo, tai turbūt 2006 metais Biržų pilyje atkurta Radvilų krosnis. Tai kaip ir Lietuvoje, tai sakyčiau, pirma tokia krosnis atkurta nuo nulio pagal archeologinius koklius. Tai aišku, čia tikrai labai įdomu atkūrinėti koklinės krosnis, nes tai yra darbas tikrai ir su architektais, ir su archeologais, ir su istorikais. Tai ieškoma ten tų analogų ir kitose šalyse. Na ir remiamasi to laikotarpio tipiškomis krosnėmis. Na ir toks darbas tikrai yra ir tyriamasis. Ir dar kas įdomu, tai ne tik, kad atkurti tos koklius viens prie vieno, tos modelius, bet dar įdomiausia, gal didžiausias iššūkis tai buvo atkurti ir pačias glazūras. Nes tikrai senųjų meistrų receptai yra visai ne tie, kuriuos mes dabar turime. Tai teko tikrai domėtis ir senaisiais traktatais, kaip tos glazūros verdamos, kaip atkuriamos. Na ir mūsų darbas toks buvo, tai pirmasis gal Biržų pilyje. O tada, aišku, kreipėsi
ir dvarai, kurie ten turėjo sunykusias koklinės krosnis, kurias ten tiesiog reikėdavo restauruoti, atkurti trūkstamas dalis. Na ir mes su visa komanda užsiėmėm tokiais darbais. Tai čia, jeigu kalbėti apie tą profesinę sritį, tai, kaip sakant, buitinė keramika, tai yra mes atkuriam būna ir muziejams, ekspozicijom darom rekonstrukcijas, taip pat ir koklininkystė, krosnis. Na ir kita veikla labai svarbi, tai švietimas ir edukacijos. Tai mes tikrai daug labai priimam per metus grupių ir iš mokyklų, ir turistų, ir vedam kažkokius seminarus, skaitom paskaitas, važinėjam po visą Lietuvą, vežam tas parodas, dalyvaujam konferencijose, stengiamės ir knygų leidyboje būti aktyvus. Tai yra mūsų tokia, gal sakyčiau, misija ne tik užsidaryti savo dirbtuvėse ir kažką čia veikti, bet mes norim ir rodyti, pasakoti, kad tai būtų įdomu, aktualu ir labai džiugu būdavo sužinoti, kad Dailės akademijai studentai pradėjo taip pat domėtis senosiom technologijom ir jie turi kursą būtent raugo keramikos diegimo, jie turi kursą juodosios keramikos diegimo. Tai man atrodo, kad labai neblogai čia per tos 2 dešimtmečius mes taip nuveikėm. Jie kiemelį, taip, ten yra išmūrytos ne viena, kelios krosnys įvairių degimų. Tai dar aš, kai buvau studentė, tai jau mano laikais mes jau ten tas krosnis statydavom. Tai tas yra džiugu, nes, kaip pasakyti, studentai lengviausia yra ką, nulipdai darbą, nuneši į degimo skyrių, tau išdega ir viskas, tiek tų žinių. O kai reikia pačiam malkomis kūrent nuo pradžių, tai visai kiti dalykai, tai visai kitas studijavimas. Maksimaliai svarbu. Gal dėl to, sakau, mes ir tokie kitokie, dėl to, kad mes prieš atkurdami mes dar gilinamės į pačias technologinės ištakas. Tai yra, jeigu tai degama buvo senoviai malkomis, tai mes malkomis ir degam. Ta prasme, jeigu mums reikia kažkokios tai krosnės, tai mes tą krosnį pasistatom. Jeigu mums reikia pasigaminti molio masę specifinę, kuri ten matosi yra, tai mes ją patys ir gaminame. Ten, jeigu tai yra žvirgždinis indas, tai mes trinam žvirgždą, patys miksuojam. Ta prasme, mes nuo pat pradžių iki pabaigos, kaip ir minėjau, kai tenka net kartais ir patiem glazūros gamintis. Tai maksimaliai, stengiamės maksimaliai. Apie koklių gamybą tikrai yra ką papasakoti, nes mes stengiamės atkurti, tarkim, istorinius koklius, daryti jų rekonstrukcijas. Tai, aišku, ta pirma praktika, kaip minėjau, buvo su biržais, paskui mes darėm valdovų rūmams krosnis ir galbūt tas laikas, kada mes gaminome valdovų rūmams, buvo mums galbūt pati didžiausia praktika, nes tikrai buvo labai daug archeologijos pas mus atnešta tų koklių, labai didelė kolekcija ir mes tikrai nemenka grupė, apie 12 keramikų, atkūrinėjom koklius pagal archeologinius radinius. Dabar kaip atkuriamas tas koklis? Iš tikrųjų, tai yra tikrai labai sudėtingas procesas ir reikalaujantis tikrai aukštų meninių įgūdžių, nes iš pradžių tu turi pasidaryti modelį. Modelis tai yra pirminis modelis, iš kurio bus paskui gaminama koklių matrica, o jau iš matricos dauginami kokliai. Tai va to pradinio modelio gamyba, tas pradinis modelis dabar jau vadinamas patrica, toks terminas.
tai yra matricos, kaip sakant, pagrindas. Tai praktiškai, jeigu tu turi originalų dydį koklyje tam tikrą, tai jeigu tu nori daryti rekonstrukciją, tu darai pirmiausia patricą, kuri turi būti 18% padidinta, nes mes žinom, kad mūsų moliai traukiasi džiūnant, degant ir lietuviškas molis traukiasi apie 6%. Tai įsivaizduokit, kaip reikia, žiūrint į originalą, turi atitinkamai 18% didesnį modelį tokį patį padaryti. Tai va, tai atlipdyti modelį tikrai yra iššūkiai ir tikrai tai yra daug valandų reikalaujantis darbas. Ir tada, kai jau padarai tą modelį, patricą, išdegi iš molinę jį darai ir tada jau nuo jo atspaudi negatyvą. Tai jau tada mes gaunam vadinamą koklio matricą, kuri irgi yra koreguojama, jeigu ten yra labai smulkių detalių, kurių gali nelabai patogu daryti pozityvę, tai negatyvę, paskui yra dar didelis darbas kažkokius tai įrėžti smulkius dalykus, o kartais būna tokie kokliai, kurie apskritai daromi tiesiai į negatyvą, nes prieš darydami rekonstrukciją kažkokią tai koklio mes visada labai atidžiai studijuojame jo tą meninę raišką, ar tai buvo raižytam netgi mediniai matricų, yra ankstyvieji gotikiniai kokliai, kur apskritai nuo medinių matricų spaudžiami, tai jeigu matom medžio žymes arba tą patį plastiškumas matosi, kad tai yra medyje raižytas, tai darom medyje negatyvę. Jeigu tai yra minkšti lipdiniai, tokie renesansiniai, tai aišku, kad tai buvo daroma su moliu ir tai pirmiausia daromas tas modelis pozityvas. Tai va, tai kiekvieną kartą, jeigu atkūrinėjai tam tikrą koklį, visada žiūri, kaip jis buvo padarytas. Tai yra labai svarbu išstudijuoti tą būtent senojo meistro braižą, kaip jis tą darė. Tai va, tai tada, jau kai turi tą matricą, tai jau tas koklių tiražavimas yra paprastesnis būdas. Tai va, toks yra koklio atkūrimo procesas. Tvarumas. Tai aš kartais kaip pagalvoju, kas yra ta keramika, ne? Vat, ypač raugo keramika. Pažiūrėkim, tai kas ją sudaro: žemė, molis, ugnis, kai degi, vanduo, duonos raugas, tai yra irgi žemės išaugęs. Ir štai prašau jums raugo keramika. Ne veltui jie dar ir vadina ekokeramika, nes tai praktiškai visiškai natūralūs dalykai, ekologiški, jokios nėra net glazūros, jokių cheminių ten tų procesų nėra. Bet iš tikrųjų aš nežinau, tvarumas, ką tai pavadinti, kaip senoliai, vat, yra randama labai daug muziejuose tokių indų, kurie net sulopyti yra. Tai reiškia, anksčiau ant kiek buvo indas brangus dalykas, kad jeigu jis tau sudužo, tai net akmens amžiaus induose matydavom, kaip išgręžtos skylės ir tas indas bus nesusiūtas. Reiškia, žmogui reikėjo išsaugoti tą indą, jis net neišmesdavo, jis jį susilopo, arba tošininkystė, kaip indai tošim apvyniojami. Suskilo puodas, apvynioji tošim ir toliau naudoji. Tai net pasirodo ir keramikoje tvarumas įmanomas. Tai nėra taip, kad tau sudužo puodelis, išmetei, kitą nusipirkai. Tai apie tvarumą, tai man tiek asocijuojasi tvarumas su keramika, kad tai yra antras dalykas, tai yra daugkartinio naudojimo indai. Tai nėra kaip plastikas, tu ten išgėrei kavos, išmetei. Molinį puodelį tu naudosi tol, kol jis gyvuos. Tai apskritai keramika yra tvarus dalykas iš visos esmės.
Lygiai taip pat paim koklį, koklinę krosnį. Tai kiek tų metų ją naudosi? Daug. Tai gan tvarus amatas, manau. Man atrodo, kad tas paveldas tikrai nemirs. Ypač dabar, kai tas, kaip jūs ir sakot, tvarumas yra labai aktualus dalykas. Jūs pažiūrėkit, daugelis jaunų šeimų žmonių iš miestų traukiasi į kaimus. Tai yra tikrai ganėtinai masinis reiškinys. Vien mano ten draugų tarpe daug kas yra išsikraustę gyventi tvariai, ekologiškai, auginti ten daržus, gyvūnus, daryti amatus. Tai tas amatas ir tas paveldas, manau, kad jis nemiršta, jis turi tęstinumą ir labai džiugu, kad jauni žmonės, jie domisi, jie nori išmokti aust, jie nori išmokti lipdyti. Ir netgi pagal 20 metų, kiek mes čia darbuojamės Vilniaus puodžių ceche, tai žinokit, nemažėja mokinių. Žmonės ateina po darbų, pavargę, jie nori lipdyti, jie nori atsipalaiduoti, jie nori daryti savo rankom, jie nori išmokti tų senų technologijų, jie prašo parodyti, kaip tai buvo daroma seniau. Ir mes dažnai netgi tokias teminės edukacijas darom, tarkim, iš ko valgė Vilniečiai, mes pasakojam, kokie būdavo indai. Jie visi lipdo tas trikojas keptuvės senasias. Tai yra tikrai labai populiaru dabar, netgi sakyčiau, gal net ant bangos, nes niekam neįdomu ta masinė gamyba, norisi kažko tokio tikro. Tai aš manau, kad turi ateitį.